Sveiki visi, šiandien perdariau pamoką su veidrodiniu tekstu, nes matau daugumą buvo neaiškumų, nesuprato, daug kas rašė, perdariau video. Tai kaip vėl iš naujo pamokinsiu, kaip jums pasidaryti veidrodinį tekstą. Tai ką gal pradedam. Tai visų pirma susikuriam naują lapą, aišku, belenkokio dydžio. Tada tą lapą nusidažom kaip pabandymų juodai. Po šito užsirašom bet ką norit, bet patarčiau su paprastesniu tekstu, be jokių iškraipimų, ten nesąmonių, kad būtų lengviau. Kad ir šitas užsirašom bet ką. Užsirašys ir invizį. Tada spaudžiam CTRL į J ir taip duplikuojam layerį. Štai turim layerio teksto kopiją. Tada ant tos teksto kopijos užėję spaudžiam Edit, Transform, Flip Vertical. Ir matome, išsikeliam čia tą kopiją prisistumiam taip, kad būtų. Ir dar to neužtenka, mums reikės su Gradient Tool kai ką nuveikti. Tai visų pirmiausia, ant tos kopijos spaudžiam Rasterize Type. Štai šitą mygtuką. Ir sukurs mums tokį. Tada ant tos pačios kopijos užėję pasiimam Gradient Tool ir nusistatom, kad būtinai būtų iš juodos į baltą spalvą. Ir kad būtų šitas. Nežinau kaip vadinti. Tada nuo maždaug vidurio teksto brėžiam į viršų. Ir štai taip turėjo gautis. Gali čia pabraižyti, ten daugiau gaus, mažiau. Manau, turėjau dabar tikrai suprast. Jei dar yra kokių neaiškumų, rašot. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot.